Ant lango prie viskas yra nušėtėję, viskas yra viskas padėta. Išlaukus tasy, kada tu išeisi. Metus irgi šitą vietą nepadarė. Mano mylimiausias ne visai išeina, o šiek tiek galima. 6,5. Dabar va tiesiog
laiką. Trumpa informacija. Geras pavyzdys, šitas sporto salė. Nepatikėsit, šitas sporto salė statė visis gamybos kolektyvai, padaliniai, išskyrus sargybą ir pirmą skyrių, kurie nematai buvo mūsų dorovės saugotojai. Jie nestatė. Taip, visi dirbo ir per labai trumpą laiką, dėl įvairių aplinkybių teko tą salę padaryti statyti ir įvesti. Buvo numatytas terminas gruodžio 28 dieną. Tiksliai tą dieną salė buvo atidaryta. Manau, kad tai parodo, koks galingas ir susitelkiantis bendrų pastangų sugebantis imtis kolektyvas buvo Kauno radijo gamyba. Sėkmės jums šventei. Dabar perduodu mikrofoną mūsų kitam viceprezidentui klubo Mykolui, kuris ves toliau mūsų reiškia šventę. Prisiminimų šventinį vakarotį. Šiandieninis mūsų susitikimas yra skirtas ne tik eilinį kartą susitikti, pabendrauti su buvusiais bendražygiais kolegomis. Per tą trumpą laikotarpį nebuvo įmanoma paminėti visus ir viską, kas tiek nusipelnė, kas kada ir ką iškovojo. Galiu būti neteisus daruose, vardindamas sportininkų pavardės vardus, todėl pataisykite, jeigu suklysiu. Netaip paprasta suinventorizuoti per 32 metus sukauptą bangiečių sportinį turtą, o jis tikrai gausus. tą pastebėjimą į foje. Tad pabandysiu trumpai apsistoti ties Kauno radijo gamyklos sportinio gyvenimo ištakomis, pagrindinėmis sporto šakomis, ties ryškiausiais, svarbiausiais bangiečių sportininkų laimėjimais. Bangos sporto klubo emblemą pažinojo ne tik Kauno, bet Lietuvos ir užsienio sporto mėgėjai. Gamyklos kolektyvas susikūrė nuo pat pirmųjų Kauno radijo gamyklos įsikūrimo metų. Prisimenam turbūt tai 1956. Gamyklos sportininkai pradėjo aktyviai iš karto dalyvauti miesto, žalgirio, draugijos, krepšinio, tinklinio, plaukimo ir kitose rungtyse. Norėčiau pradžioj pacituoti buvusio pirmojo gamyklos sporto komiteto pirmininko Alfonso Budriasko prisiminimus. Jie daug ką mums sako. 56 metais, sausio 23 dieną, 30 gamyklos sporto entuziastų mane išrinko sporto kolektyvo pirmininku. Sudarėme pirmąsias sporto sekcijas, paskyrėme sekcijų vadovus. Gamyklos profkomitetas išskyrė ne 60 rublių. Apie sportininko aprangą galėjom tik pasvajoti. Teko suktis. Žalgirio taryba padovanojo porą nurašytų krepšinio kamuolių. Sportinė forma rūpinosi treniruotėmis. O treniruotės vykdavo ten, kur kokia mokykla galėdavo leisti pažaisti, trumpai kalbant. Tais pačiais metais, 56 metais, susikūrė iš plaukikų. 59 metais, kada antro cecho staliai pagamino pirmuosius kelis stalo teniso stalus, tai prasidėjo stalo tenisininko epopėja. Ir tai buvo ir pirmą pereinamąją taurę. Čia viskas pirma, čia pradžia. Iškovojo tinklininkai sezono atidarymo varžybose. Ir gamyklietis antro cecho šaltuvis Stasys Mereckas tais pačiais metais tampa Lietuvos čempionu. Boksas tada buvo baisiai populiarus Kaune.
o ketvirto cecho derintojas Tadas Koreiva tampa Lietuvos šuolio į aukštį rekordininkų ir čempionų. O tokia pradžia. Štai tokia buvo pati pradžių pradžia, iš esmės. Augant gamyklos kolektyvui didėjo gamyklos sporto entuziastų skaičius, ryškėjo pergalės, didėjo įvairių spalvų medalių skaičius. 57 metai. Gamyklos stalo tenisininkai tampa jau Lietuvos čempionai. Toj komandai labai žinomi Lietuvos žmonės, Paškevičiai, broliai ir kiti. Tais pačiais metais pasikeičia sporto kolektyvo taryba. Jos pirmininku tampa Zigmas Maskvitis, kurį daugelis prisimenam. Nuo 58 metų į gamyklą ateina dirbti sporto meistras, ėjikas, lengvaatletis Romas Beresnevičius. Jis savo darbu, savo aktyvę veiklą davė didelį impulsą gamyklos sportiniam gyvenimui. Pradedamos rengti tarpcekinės spartakiados. Jų dėka cechuose kūrė sporto kolektyvai, į sportinės veiklos organizavimą ir palaikymą įsitraukė cechų, skyrių, tarnybų vadovai. Vyko eilė draugiškų varžybų su Minsku, su Ryga, net su Tbilisiu. Pats laikas truputėlį papasakot esmę žodžio banga. Kaip tas žodis atsirado tuo laiku radio gamyklos sportinėje erdvėje. Kaip žinia, mūsų gamykla 52 metais įkurta su parašu Josifo Savinovičiaus buvo pašto dėžutė. Numerio nesakysiu, esmės neturi. Ir štai, kada mūsų tinklininkai laimėjo pirmąją taurę, Daukša, kuris buvo sporto komiteto darbuotojas, kaip paprastai, nori į Kauno tiesą parašyti žinutę, pagerbti tą taurės čempioną, tą nugalėtojo vardą. Parašo žinutę į Kauno dieną, tačiau Kauno dieną nepriima, cenzūra nepraleidžia. Negalima. Sėda Daukšas su mūsų Budriacku, suka smegenis, kaip sugalvot, kad šitą žinutę kažkaip būtų padauginta. Pasiūlymai, konstruktorius, radio banga, dar kitokie, mąstė, paskui sugalvoja, rašom banga, gal praleis. Ir žinutė praėjo. O štai nuo to laikotarpio sporto klubas ir bangos jau, nes dabar jau to žodžio kitokio nebeturim, bangos sportininkai buvo pavadinti bangos vardu. Tai yra istorija. Tokia neženkli, bet jinai esminė, nors kadangi toks žodis atsirado mūsų terminai. Bangos sportininkai, žinote, turbūt neturėjo jokios nuosavos sportos bazės, nei salės, nei aikštelės. Visą laiką naudojame miesto įmonių bei mokyklų aikštės ir sales. 58 metai gautas leidimas statyti bangos sporto aikštyną, jeigu prisimenam, Aušros Kipro Petrausko gatvių kampe. Numatyta įrengti futbolo aikšteles, krepšinio, tinklinio, teniso aikštės. Deja, gražus sumanymas, gyvenimo šviesos neišvydo ir 63 metais sporto aikštyno statybos buvo sustabdytas. Žinoma, dėl to gyvenimas nesustojo. Bangiečiai ir toliau plėtojo savo sportinę veiklą, siekiant sportinio aukštumų, pelnytai skyrė laurus įvairiuose varžybose. Jeigu leistų laikas, būtų galima daug kalbėti apie kiekvieną sporto šaką. Aš ten visą kupetą turiu, bet man užlaužia rankas. Sporto, bet priminsiu, kad tuo laiku jau, ne tuo laiku, bet iki paskutinių dienų, sporto klubas jau kultivavo virš 40 sporto šakų. Taip, kad sąrašas pakankamai ilgas. Galima būtų chronologiškai pavardinti kiekvienos sporto šakos komandos pasiekimus, iškovotus apdovanojimus, trenerių komandų vadovų vardus. Deja, daugelis jau iškeliavę Anapilį, tam tektų ne vienos valandos laiko. Kaip jau minėjau, viskas yra stenduose, albumuose, nuotraukose ir mūsų
filme, kurį greitai ir pamatysime. Tačiau negalima nepaminėti gausiai atstovaujamų tarp cechinių spartakiadų, kuriam pasibaigus dar ilgai kunkuliuodavo bangos, diskusijos, ginčiai cechų skyrių tarnybų kolektyvas. Nugalėtojai džiugaudavo, pralaimėjusiai jausdavo nuoskaudą. Smagu buvo stebėti, kada cecho komandos atstovą lipantį į tribūną atsiimti nugalėtojų taurės. Tos momentus per ataskaitinius sporto klubo susirinkimus dažnai matydavau. Šypsena iki ausų, rankos iškeltos, Europos čempionas visų rankos. Smagu buvo, kai kuriuose cechuose skyriuose dirbo, žinome, ne po vieną aukšto meistriškumo sportininką, ne sporto meistrą. Ir koks buvo malonumas nugalėti tokio cecho komandą. Pavyzdžiui, metrologos skyrius žaidžia rungtynės su 6 cechu. Palyginti kiekį darbuotojų, nykštukas su tanku. Ir metrologo tarnyba 6 cechą paguldo ant menčių. Po tokių rungtynių ir gyventi smagiau. Būtinai noriu paminėti tos pirmosius cechų skyrių viršininkus, kurie savo asmeniniu pavyzdžiu uždegė jaunimą sportuoti, atkakliai ginti kolektyvo garbę. Prisiminkime. 4 cecho viršininkas Stasys Povilaitis, 13 cecho viršininkas Jeronimas Kersnauskas, 3 cecho viršininkas Bronius Grigaitis, 9 cecho viršininkas Aleksandras Šaroika, 10 cecho viršininkas Grinkevičius, 1 cecho viršininkas Vytautas Naginevičius, ir metrologos skyriaus tarnybos viršininkė Faina Jarmalovskaja, ir automatizacijos baro viršininką Antaną Reinį ir daugelį kitų, kurie ne tik rūpinosi savo komandomis, bet ir patys dalyvavo, bėgo, spardė, šaudė ir taip toliau. Aktyvus, jauni buvo. Negaliu pamiršti vieno vaizdelio per tarpcechinę spartakiadą, žiemą, Ąžuolyne, 9 cecho viršininko pavaduotojas Uzdonas. Pračiuožęs 10 km didžiausių greičių kerta liniją finišo. Mes ten jaunimas, kiek jam metų? 51. Siaubas. O tokie buvo vadovai, kurie atidavė sveikatą ir norą už savo cechą kovoti. Daugkartiniai tarp cechinių spartakiadų nugalėtojai, kuriuos reikia paminėti, mes juos pažįstam, žinom, tai 1, 4, 7, 9, 13, 21, EKB, metrologai ir kiti, laiks nuo laiko. Atskirai būtina paminėti techninį sporto klubą, ypatingai pabrėžiant auto, moto ir vandens motorinio sporto sekcijas. Tai legendiniai bangos ralistai. Kastytis Arvydas Girdauskai, Brunza, Edmundas Jakas, Romas Jakučionis, Liesis krepšininkas ir ralistas, Romas Austinskas, vandens motorinio sporto tėvai kaip Skukauskas, Čiutelė, Saulius Adomaitis ir ten 10, kurie išaugino 10 sporto meistrų Lietuvos Sąjungos čempionų. Negaliu nepaminėti linksmą epizodą iš to laikmečio. Jeigu prisimenam, gamybos skyriui dirbo Miškinis Petras dispečeris. Tais laikais mieste Pobėda, Maskvičius ir viena kita trofėjinė. Varžybos Kaune, starto linija įsirikioja ralystą už 100 metrų, visos jų mašinėlės stovi, reikia dabėgti, kas pirmas dabėga, sėda tas ir gal ir čempionų taps. Visi bėga. Nedabėgus kokių 30 metrų, Miškinio Petro mašina pradeda čiaudyti dūmyti, užsikuri. O jis dar bėga. Pirmas į mašiną įlipa, bet teisėjai nuleidžia ranką. Stop, kame reikalas. Petras Miškinis tuo laiku jau buvo Tarybų Sąjungos čempionas, laivelių modelių radio valdomose rungtyse. Tai vat Gudročius panaudojo tokią savo žinias, bet teisėjai pridarė. Tai čia tokia buvo baigė.
nepaslaptis. Kartais kildavo klausimas, o kaip su darbu? Aišku, darbas trukdė visą laiką sportui. Todėl kartais tekdavo darbą pastatyti savo vietą. Žinoma, jokai. O kalbant rimtai, daugumas aktyvių bangos sporto entuziastų puikiai derino sportą, aukštus gamybinius rezultatus prie konvejerių, staklių, prie lentų, užimdami atsakingas vadovų pareigas. Vėl visų išvardinti negali, tūkstančiai, šimtai, tačiau kai kurios turiu paminėti. Tai Liepus, tai Plukys, tai Šaudvytis, Malinauskas, Matjošaitis, Lukanenas, Lukostė, Lukoninas, anais laikais vadinasi, Noreikas, Tomkus, Pareika, Pocevičius, Šelkys. Nekalbu, čia tiesiog baisu, kiek jų yra. Kukauskas, Čiutelis, Adomaičiai, Stubrys, Latkauskas, Miliauskas, Zurza. Čempionai čia tokios pavardės, viskas savo studentą. Barauskas, Paškevičius, Nieška, Naginevičiai, Girdauskai, Marsulanai, Zienis ir jie čia yra. Daugelis čia visi. Kai kurių cechų tarnybų vadovai gal patys ir ne. Pastatėm štai šitą kompleksą. Prasidėjo nauja sporto klubo ir visos bangos sporto entuziastų atgimimo era. Apie komplekso statybos peripetijas tai būtų atskira tema. Yra kaltininkai šitos salės, šito sporto komplekso, jeigu jie kalba. Su to laiku tai buvo aukšto lygio kompleksas ir kauniečiai nelabai galėjo, įmonės nelabai galėjo to pasigirti. O tuo metu irgi reikia fiksuoti, tuo laikotarpiu susivienyje dirbo įvairaus rango teisėjų. 10 nesąjunginės kategorijos, 12 respublikinės, bangos garbės, atsiprašau, tegu skamba. Nusipelnė 6 sporto meistrai, tarptautiniai 17 tarptautinės klasės sporto meistrų, virš 150 meistrų ir kandidatų. Skaičiai. Suprantama, už iškovotas pergalės, sporto taurės, medalius, diplomus esame dėkingi šiems sportininkams. Tačiau, ar šiandien galėtume džiaugtis tokiais puikiais rezultatais, tokia iškovotų sporto trofėjų gausa, jei nebūtų buvusios nuolatinės aukščiausių vadovų paramos. Jiems abiems didžiausia pagarba. Istorinės aplinkybės keičiasi. Radio gamyklos, susivienimo banga, sporto klubo nebeliko. Visi įsiskirstime jau prieš 20 maždaug metų, kas kur kas. Ir štai prabėgus daugelių metų, mes vėl kartu ir svarbiausia, kad ir Franskaitis Vincas čia šalia. Jis neleidžia užmiršimo dulkėms nusėsti ant bangiečių sportinių taurių, medalių, diplomų. Sako, čia mano šventa pareiga. Ačiū toliau. Išlieka viltis, kad šis sukauptas ir neįkainuojamas bangos sportininkų turtas anksčiau ar vėliau nukeliaus ten, kur jam skirta, į sporto muziejus. Belieka džiaugtis ir mums buvusiems bangiečiams, kad gyvenime pasisekė, kad mums teko laimė garbė dirbti dideliame aukštos kultūros intelekto kolektyve, kur tarpusavyje dėrėjo ir darbas, ir menas, ir sportas. Tarp cechinės spartakijados, meno saviveiklos apžiūros, įvairios varžybos konkursais vertė siekti geresnių rezultatų, kovoti už savo kolektyvo garbę, tobulėti. Visą tai suartino, išaukštino, sušildė mus visus. Baigiant klubo bangos senjorai vardu, leiskite padėkoti visiems buvusiems ir esantiems bangos sportininkams, sporto rėmėjams, savo nuoširdžių triūsų ir pralietų prakaitų prisidėjus prie bangos sporto istorijos kūrimo ir plačiai garsinusiems bangos vardą. Labai ačiū, kad iš čia. Linkiu jums stiprios sveikatos, ko geriausios kloties. Tikriausiai
kad jau nepasieksime naujų pergalių ir rekordų, neiškovosim naujų sporto taurių, medalių, bet užtenka ir tiek kitur. Už bandietišką sportinę formą. Ačiū uždėmesį. Labai malonu Jūs matyti. Nu ką, banga nežuvo, Jūs tikrai gražiai atrodot visi. Čia biški pasakas pasakoju senas, bet naujas pasakos. Banga 13, dabar virto skalūnų, dalyvauja Europos pasaulio Lietuvos seniorų čempionate. Banga 25 dalyvauja Miro taurėje kitose varžybose. Vandensvidis gal ir nežaidžia, bet plaukikas Sniečkus dalyvauja ir skina pergalės tarptautinėse seniorų varžybose. Šachmatai, tarptautinis didmeistris Budurius žaidžia Prancūzijoje ir siekia labai didelių pergalių aukštumų. Almonaitis radijo sportas, pasaulio Europos čempionas, taip pat laiko ryšį su naujaja čempionė Japonija, Australija ir taip toliau. Šaškė Šimkutė tokia įradė buvo, žaidžia moksleivis moko. Lengvoji atletika, seniorų čempionatuose dalyvaujam ir siekiam ne tik Europos ir pasaulio rekordą. Novas stalo tenisas, kaip man dabar, kaip teisėjas, tikrai labai dideli pasiekimai. 93 metais įkurtas Bangos sporto klubas ir jame dalyvaujame ne tik Europos pasaulio, bet ir dalyvaujame 3 olimpinėse žaidynėse. Paplaukite, draugai. Na ką, ar jūs galit mankštą padaryti, atsistokit pagiečiai? Atsistokit, Janina Kolosauskaitė. Janina Kolosauskaitė, prašau.
šios šventės papuošalas tai Rosinskaja, mūsų dailininkė nepakartojama. Visų nuotraukų profesorius Ričardas Šaknys. Na ir ką, šių švenčių minėsim, kurie padėjo didžiausią bėdą įminį to bangos, tai Kazimieras Abrasonis, apdovanojamas istoriniu bangos medalu. Aš sveikas žmogus, tikrai. Taip pat buvusi profsąjungos pirmininką Mačianską Mykolą pasveikinti. Dargi už didžiausią indėlį, kuris visus mus baudė, skriaudė, mylėjo, duodė piniginės premijas rašytai, generalinį direktorių Leoną Jankauską. Pirmiausia, pranešimą pakartotų ir kad visi girdėtų, o aš pasakiau taip, kad aš galvojau, kad praėjo laikai ir kai kas pasikeitė, pasirodo nieko. Reiškia, vieni dirba, kitus apdovanoja. Labai nuoširdus ačiū visiems, kurie čia esate, būkite sveiki ir gražūs. Jeigu kas nepažįsta, kalbės ilgametis gamybos darbuotojas, ilgametis Bangos klubo krepšinio komandos žaidėjas ir ilgametis Žalgirio komandos krepšinio žaidėjas, tai Romas Esbergas. Turiu mikrofoną, ar užteks? Labą dieną. Dar kartą noriu visus
radio gamykla. Tai buvo 1956 metai, Liepos 1 diena. Nuėjau tą kartą į komjaunimo komitetą prašyti kelialapio į Plėšinius. Ir tada buvo sekretorius Ferencas, pažiūrėjęs, atpažino, kadangi mes ten netoli gyvenam, sako, vaikeli, prapulsi tu ten. Ir pasiėmęs popierėlio lapą parašė didžiuliui, kad mane priimtų į radio gamyklą. Tai viskas prasidėjo vaikščiau pusę metų į kadrų skyrius, bet taip vietos ir neatsirado, kadangi per jaunas dar buvau. Ir vis dėlto suėta Pranskevičių mane įpiršo po pusės metų į antrą cechą. Ir taip prasidėjo mano darbai radio gamykloj. 57 metais gimė tada gamybinė mankšta ir buvau pasiųstas į Kūno kultūros institutą į kursus ir po to grįžęs, dėl to, kai man pradėta savo darbą. Šaroidas sako, lės nekalbėjo, juk kad kalbėjo. Sakau, ką aš darysiu? Sako, besi gamybinė mankšta. Cechuose. O paskui įsijungiam į komandas, buvo jau 56 metais visi jungė. Klubas įkurtas ir pradėjom kilnuoti, man teko kilnuoti štangą ir po to institutas ir gyvenimas visą susijęs su sportu, bet nuo radio gamyklos mes taip ir netrūkom. Ir sako, paskutinis žingsnis visuomet radio gamykloj. Reikia ir komandas paremti, ir sportininkus paremti, ir ypatingai mes esam direktoriui, kuris sutiko uždengti mums ledo čiuožyklą, kuria buvo atviras čiuožimų pastatė kažkada. Ir radio gamykla, jau girdėjot iš pranešimo, atliko milžinišką darbą. Ne tai, kad kultūros ir sporto departamento vardu, Olimpinio komiteto vardu ir Kauno apskrities Olimpinio komiteto tarybos vardu įteikti šios apdovanojimus. Tai pirmąjį norėčiau įteikti Kūno kultūros ir sporto departamento padėkos raštą ir šį rašau. Gerbiamam Jankauskui. Taip, turbūt Sauliaus nėra, gerbiamam Adomaičiui. Gyventui Tamašauskui. Kazimierui Abrasoniui. Ir savo geram bičiuliui Jurgiui Martumanui. Tai Olimpinio komiteto gražus medalis dėdės gerbiamam Mačianskui.
Gerbiamam Rainiui. Staniukai, ačiū už šventę padaryti dar kartą. Arčiau. Dar bus 3 apdovanojimai. Visapusiškai. Staniukai. Tau dar per mažai. Jo. Tais laikais kiek tai dovanodavo. Kai įvykdami visuomet dairausi ir ieškau savo būsimų bendradarbių. Ir šiandien mačiau vienintelį gerbiamą Lukoniną, buvusį mano pirmą meistrą. Mes jau bučiavom tada. Ir už vakarykštę pergalę bent kartą norim apdovanoti. O dabar liko tik vienas apdovanojimas, bet jį teikti pačiam iškilmingiausiam, pačiam darbščiausiam. Ir man atrodo, jisai dar ilgai ir dirbs, išlovins Bangos vardą. Tai Vincui. Ir čia sako. Aš dar vieną žodį pasakysiu, pasigilsiu. Esu tarptautinės kategorijos mėlyno ženkliuko pasaulio elito teisėjas. Teisėjau 15 pasaulio čempionato ir 22 Europos čempionatus. Sekančią savaitę išvažiuoju Europos čempionatą į Ekaterinburgą. Tiek Olimpinio komiteto, tiek kultūros ir sporto departamento vardu, ir miesto organizacijų vardu, stiprybės, sveikatos ir kad mes susitiktume kiekvienais metais tokioje aplinkoje ir tokioje geroje nuotaikoje. Ačiū visiems, sėkmės visur.
surado tos filmus, sako, suras negalėjo tų filmų kažkur archyvose, ne? Čia interviu rodys. Jūs ką šiandien tą filmavo? Ne? Iš visų interviu prieš tai. Tai interviu rodys. Kada čia ėmėtės interviu? Šiemet ar anksčiau? Tai šiemet, jau šiemet. Я да, приsimenu. Buvęs didysis atėjęs, gal kolektyvo. Didysis veteranas. Kaip mes žinom, tai žinai, daug. O kitiem, kurie nežinau. Nu, nei praeitą ruošėsi labai, bet kažkas. Daug laiko praleidom dalyką. Jo. Bet aš jau jie nežinau, nes specialiai tai rašau. Aš irgi dalyvau. Kiek jie metų? Nu tai jo, viskas kažkaip o šiaip tai žmonės pasako tą dieną tiek žmonės ir pirmyn. Ne, čia mergaitės va šitos. Iš jų rankų žymiai skaniau. Jau tie labai... Tai mes eurus paliksim, mes patys galime. Kiek čia tų vokalų dabar? 3.
можно. Некоторые почему которые повышили распорядок связано. Dabar biškai pertraukėlė. Ne, aš tuoj perbėgu visus puodus, kad mane trauktų ir toliau. Dane, це Сокія, Фільмос, це Sakysi, tarnavau armijoje, valgiau lašyti, pindysi. Bet čia lietuviška košava. Prie rusų. Sakė, nesimakaluoti. Gal nesimakaluosi, bet yra žuviniai. Gal jau nusukite savo objektyvą į kitą pusę. Labai skanių košė. Valgiau, tikrai skani. Labai šifruota. Mes kaip šeimininkės tai šifruojam. Oi.